Būkite palaiminti, pagarbinti, sveiki miestelėnai ir Kauno miesto svečiai. Nuo šiandien Kauno mieste įvedama nauja tradicija, kurią jums pristatys Rotušės ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius ir Senamiesčio draugijos vadovas Edmundas Kalevaitis. Labadiena, gerbiami kauniečiai ir miesto svečiai. Šiandien prasideda ir visą vakarą, kiekvieną savaitgalį Rotušės aikštėje vyks istorinė ceremonija, kurios metu Kauno pavieto laisvųjų šaulių artilerijos tarnyba, vadovaujama oberbombardieriaus Vaido Valavičiaus, kurį jūs matot, saliutuos visiems kauniečiam ir miesto svečiam. Šiandien pirmą kartą mus sukvietė čia Kauno miesto ąžuolyno orkestras ir renginys, kurį remia miesto savivaldybė ir Senamiesčio bendruomenės magistratas, prasideda. Pirmoji salvė buvo skirta ir visada, kaip kauniečiai tik išgirs, pirmoji salvė reiškia, kauniečiai turite baigti darbo savaitę, visus darbus baigti ir rinktis į Senamiestį. Antroji salvė bus skirta įvairiems jubiliejams. Kaip žinot, šie metai yra paskelbti 1863 metų sukilimo jubiliejiniams metams. Tad ir šitie šauliai apsirengė XIX amžiaus uniformomis. Ir trečioji salvė pakvies visus kauniečius linksmintis ir švęsti savaitgalį. Kviečiu tarti žodį Senamiesčio bendruomenės vadovą